Jei rytoj tavęs laukia anglų kalbėjimas, paklausyk, turiu tau kelis tipsus. Pirmasis tipsas, jeigu pamiršti kokį nors žodį, svarbiausia, nestabdyk savęs, tai gali tiesiog pasakyti kaip nors kitaip, pavyzdžiui, it's like arba you know, ir taip paskui paaiškinti tai, ką norėjai pasakyti paprastesniais žodžiais. Antrasis tip yra toks dalykas kaip gelbėjimosi frazės. Let me think for a second, I'm not sure, but I think that's a good question. Šios frazės duoda tau laiko ir leidžia neužstrigti. Trečias tipsas – kalbėk lėčiau. Taip atrodysi labiau pasitikinti savimi ir darysi mažiau klaidų. Ketvirtas tipsas, kuris asmeniškai man kažkada labai pagelbėjo, tai yra, jeigu nežinai ką sakyti, pabandyk kalbėti apie save, apie savo patirtis, nes apie save visada gali kažką pasakyti. Ir kad ir koks random būtų klausimas, vis tiek bent kažkiek jį gali susijęti su savo gyvenimu. Penktasis tipsas – tai naudok programas, kurios tau padeda pasikartoti visą informaciją žymiai greičiau ir paprasčiau. Pabandyk naudoti programą Astra AI ir ji tau padės sugeneruoti įvairių frazių, kurias tu galėsi naudoti egzamino metu. Tad jeigu turi rytoj kalbėjimą, labai prašau tavęs nepergyvenk, viskas bus gerai, viskas atrodo žymiai sunkiau negu yra iš tikrųjų. Ir žinau, kad tikrai esi pasiruošęs tam, o jeigu nesi, tai žiūrėk dar kartą šį video. Ir jeigu turi kokių klausimų, rašyk komentaruose, pasistengsiu atsakyti. Ir sėkmės!